Gerai, tai realiai, kada kūrei visą Project Mayhem ir kiek laiko pats užsiiminėjai gatvės gimnastiką? Project Mayhem, pradžioje kilo idėja kurti tais komandą ir pavadinti Project Mayhem, tai šitą idėją kilo 2010 metais. Mes tada mąstėm, kaip čia ką geriau padaryti, kaip komanda turėtų atrodyti ir tų pačių metais 10 vasarą mes jau ir įkūrėm komandą. Aišku. O kiek laiko užsiiminėjai gatvės gimnastiką? Dabar jau eina 4 metai. Supratau. Ne, 5 metai, jau 4 metus sportavau, tai 5 metai eina. Kokia tuo metu buvo situacija Lietuvoje? Ar buvo užsiiminėjančių to sportu, ar tai buvo visiškai naujiena? Tada 10 metais tai buvo visiškai naujiena. Buvo tik gal porą žmonių, kurie, Saulius, kuris irgi dabar su komandai. O taip tiesiog buvo visiška naujovė, nei žmonės, nei liaudis nežinojo apie tokį sportą. Ir be abejo, vienas iš mūsų tikslų buvo ir yra iki šiol populiarinti šį sporto šaką, kad jinai būtų vis labiau atpažįstama gatvėse. Supratau. Kaip manai, ar treniruotės su kūno svoriu yra pranašesnis už treniruotę sporto salėj, su štangom ir panašiai? Aš manau, priklauso nuo tikslo. Jeigu tikslas yra užauginti kuo greičiau raumenų masę, tai yra, aišku, apsimoka eiti į sporto salę. Jeigu norima išmokti kūno funkcionalumą, kaip dabar mėgstama sakyti, tai be abejo sportas su kūno svoris yra geresnis. Šiaip yra ir ten, ir daug, ir pliusų, ir minusų. Čia jau kiekvienas žmogaus pasirinkimas. Dabar bendrai paėmus Lietuvos ir užsieniečių lygį, kaip Lietuva stovi? Tarkim, kaimynų Latvių, Estų, Rusų, Baltarusų. Vėlgi, jeigu kalbėt apie pačią sporto lygį, kiek stipriai paruošti sportininkai, tai Lietuva yra stipriausia Pabaltėje. Jau išlieka antrus metus, nes mes praeitais metais laimėjom Baltijos čempionatą šiais metais. Pasaulyje mes irgi, ko gero, esame trejetuke stipriausių po Rusijos ir dar turbūt Ukrainos. Nors su Ukrainos, aš manau, mes susilyginom. O jeigu imti pagal visą organizavimą ir pagal sporto masiškumą, kiek daug žmonių užsiiminėja, tai visi pasauliai pralaimė Latvijai ir Rusijai. Supratau. Kokius 3 patarimus ar taisyklės patartum žmonėm, pradedantiem užsiiminėti šitų būtent sportą arba gatvės gimnastiką, arba tiesiog siekti tikslų savo kūno svoriu? 3, ne? Būti labai užsispyrusiam visą laiką, nes sportas yra nemokamas ir čia tik tu pats turi save prisiversti išeiti į lauką ir sportuoti. Antra taisyklė tai netingėti, nors čia iš esmės panašiai ir pirma, netingėti sportuoti ant maksimumo, netingėti tęsti treniruotę, jeigu pradėjo lengvai krapnot arba jeigu lauke pasidarė šiek tiek šalčiau negu tu tikėjaisi. O trečia taisyklė pastovumas. Pastoviai vaikščioti, pastoviai daryti, nes rezultatas niekad neateina iš karto. Pas mus yra tokie elementai ar triukai, kuriems išeina metai, kad tik išmokti arba bent suprasti, kad tu gali išmokti. Todėl užsispyrimas yra labai svarbus. Aišku. Su Project Mayhem esat pasiekę Lietuvoje, tarkim, kaip komanda, tai aukščiausią lygį. Ir ką jūs planuojate toliau? Kokie jūs tikslai iškelti? Mes savo ateities jau Lietuvoje nematom. Jau nematot? Kaip pasakyti. Be abejo, viską tęsti toliau, ką mes iki šiol darėm, be abejo gerinti ir organizavimo kokybę, ir sportininkų paruošimą, ir daugiau visur dalyvauti, važinėti, ir kad daugiau žmonių galėtų, ne vien Meichemas, bet ir kiti išvažiuoti, bet aukščiausias tikslas jau yra ne Lietuvoje. O būtent dėl ko taip yra? Dėl ko ne Lietuvoje? Nėra tam auditorijos ar tiesiog... Ne dėl auditorijos. Galimybės platesnės yra užsienį tiek. Ir ne dėl galimybių. Be abejo, galimybės yra didesnės, bet... Na, atsakysiu taip, kad atsakyti, aišku. Ne visą tiesą pasakysiu dėje. Bet mes pastoviai lygiuojamės į geriausius. Ir ne sportą, mes į sportą jau nelygiuojamės į geriausius. Nes mes jau žinom, kad mes esame geriausi. Mes esame 5 metų pasaulio čempionai, mes esame šių metų 3 vietos nugalėtojai. Mes lygiuojamės jau visai kitus žmonės, kurie netgi nėra kitų sporto šakų žmonės, ir mes jau norim juos aplenkti. Supratau. Ką tau pačiam asmeniškai teikia šis sportas? Malonumą, tai yra man hobis, tai yra malonumas, tai